dar vieni šveicarai, dar vieni vonios kambario grandai. Aš esu Nerijus ir aš kviečiu jūs po tokio techninio pristatymo, kviečiu jūs truputėlį pakeliauti. Kviečiu pakeliauti jūs truputėlį laike, nukeliauti į netolimą praeitį ir taip pat geografiškai pakeliauti į Frankfurtą, kur neperseniausiai praėjo paroda ISH, pagrindinė mūsų sektoriaus paroda. Na ir kad pamatytumėm truputėlį ateities, kaip Laufen mato ar traktuoja vonios kambarį ateityje. Kas mūsų nepažįsta, galbūt ar pažįsta mažai, labai trumpai. Taip, mes esame šveicariškas prekinis ženklas Laufen, gaminantis iki šiol Šveicarijoje ir kitose centrinės Europos šalise. Tai labai patyręs gamintojas, turintis jau daugiau nei 100 metų patirtį vonios įrangos gamyboje, kas yra svarbu, pavyzdžiui, dirbant su tokia medžiaga kaip keramika, priklauso Roka grupiai. Ir mūsų tikslas yra padėti žmonėms susikurti unikalias vonios erdves, kurios jų kasdienybei suteiktų daugiau komforto ir gyvenimo džiaugsmo. Taigi, keliaujame į Frankfurtą, į Laufen stendą. Šiandien pristatysiu jums labai trumpai stendo koncepciją ir pakviesiu aplankyti kelias šios parodos erdves. Parodoje šiemet mūsų grupė, visa Roka grupė, kuriai priklauso Laufen, užėmė tokią svarbę, gana centrinę poziciją viename iš daugelio salių, ekspozicinių salių. Paroda tikrai gerokai didesnė nei čia vykstanti Kauno Žalgirio arenoje. Tai užėmė tokią poziciją, kur jau neišvengiamai visi keliai vestų pas mus. Na ir taip, kartu su kitom grupės įmonėm užėmėm beveik 3000 m² ekspoziciją ir Laufenas kaip pagrindinis, kaip grupės Deimančiukas turėjo daugiau nei 1000. Stendą mums šiemet, kaip jau ne pirmą kartą, padėjo įkurti Snøhetta. Tai yra garsi norvegų architektūros įmonė. Galima sakyti, jau ne tik norvegų, tai yra viso pasaulio turbūt architektų įmonė, kurioje dirba apie 350 žmonių. Kas galbūt nežino arba neprisimena, kas yra Snøhetta, tai parodysiu tik tai porą jų. Vienų iš tokių garsiausių turbūt projektų tai yra Norvegijos nacionalinė opera Osle ir arba Aleksandrijos biblioteka Egipte. Tai Snøhetta pasiūlė mums stendą padalinti į keletą teminių erdvių. Ir tuos erdvės jos kaip ir atspindi svarbiausius dalykus, kurie, mes manome, bus svarbus vystant tą ateities vonios kambarį. Tai yra vandens erdvė, tai yra mūsų planetos arba tvarumo erdvė, tai yra technologijų erdvė, demokratiško dizaino erdvė, atmosferos arba nuotaikos erdvė ir taip toliau. Na ir tas visas erdves kaip ir apjungia šios ekspozicijos pavadinimas, tai yra vieta, kur susitinka vandenis. The meeting point of waters. Taigi visi lankytojai atvykę į mūsų ekspoziciją pradėdavo nuo tokios gana įspūdingos vandens erdvės. Nieko nuostabaus, vanduo turbūt svarbiausia yra mūsų darbe. Ir toje vandens erdvėje visus pasitiko tokia instaliacija, vandens instaliacija, savotiškas fontanas, kuriame galima buvo išbandyti, ištestuoti įvairiausius mūsų kolekcijų vandens maišytuvus. Čia ši instaliacija iš truputėlį arčiau. Na ir ją supo jau mūsų maišytuvų, aksesuarų ekspozicija. Tačiau bene didžiausia vonios erdvės pažiba šioje parodoje buvo ši tokia ryški vonia, Val Luminex, ji pagaminta iš unikalaus pusiau peršviečiamo kompozito. Na, iš tos liaudiškai vadinamos akmens masės, ar kaip ten jie pavadinsi, pas mus jį vadinasi Sentek. Na, ir čia mūsų technologai ją sukūrė pusiau peršviečiamą. Ir kaip matote, po vonios dugnu yra įrengtas, integruotas toksai kaip ir LED švieselių ekranas, displejus, ir jame su nuotolinio valdymo pulteliu ant dugno galima jungti įvairias tokias animacijas, taip pat keisti spalvas, keisti ryškumą, na ir tokiu būdu kurti tokius tikrai įspūdingus efektus, prausiantis, maudantis vonėje, tiesiog relaksuojant. Kitas toks ateities vonios kambario akcentas galėtų būti
dušo erdvė MySpa. Vėlgi technologijos, tai yra tokia modulinė, laisvai konfigūruojama dušo erdvė su integruotomis įvairiomis dušo funkcijomis, taip pat masažų funkcijomis, taip pat šviesos terapija, muzika, na ir žodžiu, vėlgi esant duše per integruotą tokį, galima sakyti, planšetę, gana intuityviai, labai paprastai galima valdyti visas šitas funkcijas arba paleisti kažkokią relaksacijos programą, atsigaivinimo programą ir taip toliau. Iš vandens erdvės keliaukime į mūsų planetos arba tvarumo erdvę. Tvarumas Roka grupėje yra ne vien tik tai skambus žodis. To įrodymas yra turbūt tai, kad Roka grupė praeitais metais gavo platininį EcoVadis pasaulinio tvarumo reitingo įvertinimą. Tai reiškia, kad Roka grupė papuolė tarp 1% pačių tvariausių reitinguojamų kompanijų pasaulyje. Na ir parodoje taip pat skirta tvarumui gana daug dėmesio. Visų akį traukia iš tikrųjų gana įspūdinga instaliacija. Tai yra keramikos degimo krosnies fragmentas. Labai nedidelis tiesa, kadangi keramikos degimo krosnis paprastai yra labai ilgos, jos gali siekti 80 metrų ir daugiau. Tunelinės vadinamas krosnis. Na ir čia mes įrengėme tokį fragmentą, tai yra pirmosios ir kol kas vienintelės pasaulyje elektrinės keramikos degimo krosnis. Didžiuojamės šiuo projektu, kadangi daugelis manė, kad elektra kaitinamos krosnės įrengti negalima, kad keramikos, santechninės keramikos joje gaminti nebus įmanoma. Tačiau Roka kartu su vokiečių technologais ją sukūrė, sumontavo ir jau daugiau nei metus jį veikia Laufeno gamykloje, Gmundene, Austrijoje. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes atsisakome įprasto gamybos būdo. Visame pasaulyje santechninė keramika yra degama krosnyse kūrenamuose iškastiniu kuru, dažniausiai gamtinėmis dujomis. Čia mes to atsisakome ir vietoj iškastinio kuro naudojame tik elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Tai yra saulės energija visų pirma, na ir kiek jos pritrūksta hidroenergija. Tai yra pirmoji pasaulyje gamykla su nulinė CO2 emisija. Tai kol kas vienintelė, kūrėme ir daugiau tokių projektų. Na ir galvojame, kad reikia tą įprasminti kažkaip tai šitą faktą. Ir atsimenu, kaip pernai vienoje konferencijoje pristatinėjau šitą projektą, sulaukiau klausimą, ar bus galima įsigyti produktų, kurie bus gaminami būtent šitoje krosnyje. Tai va, tokių net zero produktų. Tai va, šiandien galiu pasakyti, kad tai bus artimiausiu metu ir mums tai padeda įgyvendinti Yves Behar. Tai yra Šveicarijoje gimęs amerikiečių dizaineris, inovatorius, išradėjas galima sakyti. Taip pat labai didelis tvarumo aktyvistas. Dirbdamas su garsiausiais prekiniais ženklais, jisai visose projektuose labai daug dėmesio skiria tvarumo temai, tad nenuostabu, kad jisai sutiko dalyvauti ir šitame tokiame Laufeno elektrinės krosnės projekte. Yves Behar pastebėjo, kad vanduo vonios kambariuose, prausimosi zonose, jisai tiesiog išbėga iš čiaupo ir subėga į praustuvo nuotaką, nuobodžiai, neįdomiai. Tuo tarpu gamtoje mes matome dažnai gana tokią poetišką vandens tėkmės dinamiką. Tad dizaineris nusprendė, kad reikėtų tą tėkmę kažkaip tai įgyvendinti ir praustuve. Ir taip gimė Volta, nauji praustuvai, kuriuose vanduo įbėgęs jisai teka ratu ir subėga į tokį gana platų nuotaką. Tai dizainerio nuomonė tai yra gana poetiška tokia patirtis, vandens patirtis. Na ir tai turi tam tikrų praktinių aspektų, nes vanduo bėgdamas tada per visą praustuvo dugną kartu ir nuplauna tą dugną, nelieka ten tų kažkokių pritaškytų pakampių, kurias reikia išvalyti. Ir čia keletas dar nuotraukų yra jau iš ekspozicijos, iš Frankfurto parodos šitų prototipų. Ir yra dar vienas praktinis niuansas šiuose praustuvuose, tai yra taip pat Laufeno sukurtas specialiai šiam projektui ir taip pat ateities projektam, ateities vonios kambariui, sukurtas sifonas. Tai yra labai kompaktiškas, jisai užima itin mažai vietos po praustuvu, nuotakas yra praplatintas,
labai su gerais prabėgimo rodikliais, taip pat su sitelius, vadinama plaukų gaudyklė, su ventiliavimu. Va, ir svarbiausia, šitas sifonas yra aptarnaujamas per viršų, tai yra nereikia ten ardyti kažkaip tai po praustuvu ir atsidaro dangtelis tiesiog ir per viršų galima jį išvalyti, tarkim, užsikimšus, užsiteršus. Tai va, šitame projekte dar įgyvendintas ir toksai dalykas. O dabar aš noriu parodyti jums trumpą filmuką, kuris parodo šio praustuvo, tokią esmę galbūt, nes čia labai gražiai susiejamos yra pagrindinės, tokios esminiai pagrindiniai gyvybės elementai. Mes imame žaliavas šitiem praustuvam iš žemės, tai yra tik gamtinės medžiagos, maišome su vandeniu, toliau pasitelkėme energiją, šiuo atveju saulės energiją, saulės ugnį galima sakyti, tos žaliavos kaitinimui, degimui, suformuojamas yra kietas gaminys, keramikos gaminys, ir tada ta keramika vėl gražiai teka vanduo. Praustuvai Volta. Kol kas tai dar parodoje buvo rodomi prototipai, tai galima sakyti vis dar vystomas produktas, tad jo reikės truputėlį dar kantriai palaukti, tikimės, kad jau nuo ateinančių metų pradžios, bet laukti tikrai verta. Iš vandens erdvės keliaukime į technologijų erdvę, tai čia buvo toje erdvėje skiriama labai daug dėmesio naujoms Laufen potinkinėms sistemoms INEO. Bet apie potinkinės sistemas jūs jau prisiklausėt ir dar, manau, prisiklausysite, tai aš čia ir nesiplėsiu labai daug, bet irgi turime tikrai sprendimus visai vonios įrangai, visiems turbūt gyvenimo atvejam ir didelį pasirinkimą nuplovimo aktyvavimo klavišų. Čia yra rodoma tik tai mažytė dalis to, kas yra paruošta ir kas yra dar ruošiama, kas pasirodys šiais metais. Tačiau technologijų erdvėje turbūt dar daugiau dėmesio susilaukia Cleanet Aurea, vėlgi panaši tema į kolegos iš Geberit. Tai yra produktas sukurtas ir pagamintas Šveicarijoje, tai mūsų asortimento tų unitazų su bide funkcija Rolexas, gal netgi ir aukščiau negu Rolexas, tai yra produktas, kuriame integruotos įvairios funkcijos tarnaujančios, aišku, tai asmeniniai higienai, tai yra visi labai kokybiška, tikrai apiplaunanti intimę zoną srovė, džiovinimas labai efektyvus, kuanda efektų pagrįstas, taip pat purkštuko dezinfekavimas, ultravioletiniais spinduliais, apiplovimas, nukalkinimo programos, blogų kvapų ištraukimas, taip pat naktinis pašvietimas, kad susiorientuotumėte ir naktį. Na ir Aurea Plus modelis turi dar ir sėdynės pašildymą ir automatinį sėdynės užsidarimą, atsidarimą, tai realiai visos funkcijas turbūt, kurios reikalingos ir galbūt netgi daugiau negu jų reikia. Viskas integruota keramikoje, ne dangtyje, o keramikoje ir tai yra taip mūsų brangiausias produktas šitoje kategorijoje. Suprantame, kad ne visi gali investuoti didelius pinigus, šiuo atveju, aš nežinau, gal 6-7 tūkstančius eurų į savo asmeninę higieną, sveikatą ir komfortą. Todėl siūlome ir demokratišką sprendimą, irgi panašiai kaip kolegos. Tai yra faktiškai tos pačios funkcijos, tik tai kiek žemesnė turbūt tų funkcijų, žemesnis lygis, tai yra
šiek tiek netokia kokybiška galbūt srovė, netoks didelis komforto lygis, tačiau iš principo beveik visos tos pačios funkcijos gali būti iš tikrųjų integruotos sėdynėje ir dangtyje. Ir sumontuotas toksai sėdynė ir dangtis ant įprasto dizaino mūsų unitazo, tarkim, Laufen Pro X ar Meda. Tai šiuo atveju taip, gal komforto šiek tiek mažiau, gal kokybė šiek tiek mažiau, tačiau ir kaina 4-5 kartus mažesnė nei minėto Kleenet Aurea unitazo. Tai vat Kleenet Pro X ir Kleenet Meda jau yra gaminami ir siūlomi kaina klientui matyti apie 1500 ir mažiau kažkur apie 1000 eurų. Tai, kad prakalbome apie demokratiškus sprendimus, keliaujame toliau į demokratiško dizaino erdvę. Ir čia yra mūsų demokratiško dizaino tėvas, Peteris Virtsas, šveicaro dizaineris, kuris jau daugiau nei prieš 20 metų sukūrė mums kolekciją Laufen Pro, kuri netrukus po sukūrimo tapo bestselleriu ir iki šiol juo yra. Na, bet 20 metų tai yra tikrai labai daug, reikalinga kolekcijai evoliucija ir ta evoliucija vyksta šiemet, tai yra Pro X. Tai yra toks pat demokratiškas dizainas, kurio idėja yra, kad geras dizainas turi būti prieinamas visiems, ne tik patiems turtingiausiam. Na ir tiesiog į tą demokratišką dizainą reikia integruoti, atsižvelgti į nūdienos aktualijas ir integruoti šiuolaikinius technologinius sprendimus. Tai tą patį sukūrinį nuplovimą, silent flush jis pas mus vadinamas, nes iš tikrųjų yra itin tylus ir itin efektyvus, nes praskalauja unitazo dubens paviršių net keletą kartų ir nuplauna tikrai labai švariai. Tai yra šiek tiek elegantiškesni, grakštesni praustuvai jų linijos. Taip pat, aišku, yra madingos keramikos spalvos pastaruoju metu, matinės balta, matinė juoda spalvos. Ir daugybė galimybių derinti keramikos gaminius su baldais, su aksesuarais, veidrodžiais. Na, Laufen gali pasiūlyti viską vonios kambarį. Viską, ką jūs čia matote realiai. Taip pat ši kolekcija turi ir savo to paties vardo maišytuvų kolekciją. Tai va, tikimės, kad šita Laufen Pro X kolekcija taps tikrai tokia pat populiaria, pratęs šlovingą Laufen Pro istoriją ir na, atsidurs irgi daugelį projektų. Na ir pabaigai tik tai jau bėgte, visiškai bėgte, viena akimi. Užmeskime dar kągi Laufen rodė kitose erdvėse. Tai čia pavyzdžiui Laufen Meda kolekcija su tokia gana madinga šiais metais metališka vario apdaila baldų ir vonios laisvai statomos. Mūsų legendinė Kartel Laufen kolekcija kartu su italų dizaino grandais Kartel sukurta. Vėlgi įdomus spalvų deriniai, tai yra grafito pilkamatinė keramika, rožinis auksas, aksesuarai ir maišytuvai ir tokie violetinis spalvos baldai. Tai yra nauja baldų kolekcija Arum iš prabangių natūralių medžiagų, tai yra natūrali medžio faniruotė, tai yra gres stalviršiai, stiklas ir prabangus Ilbanio Olesi praustuvas dubuo ant viršaus ant stalviršio. Čia pati Ilbanio Olesi kolekcija. Spūdinga spintelė, dubenys, na ir toks unikalus sprendimas, tai yra, matote, rėmas, aliuminio rėmas su veidrodžiu ir su integruotais LED šviestuvais, 10 šviestuvų šviečiančių įvairiomis kryptimis ir leidžiančiais kurti įvairius vonios kambario apšvietimo scenarijus. Na ir pabaigai paskutinė erdvė, kurią šiandien norėjau parodyti, tai yra bendras Alapė ir Laufen projektas. Nežinau, kiek žinomas Alapė prekinis ženklas, Vokietijos tikrai gana gerai žinomas. Tai yra pats vienas iš naujausių roko grupės įsigijimų. Tai yra vokiečių gamintojas, kuris gamina daugiausiai iš glazūruoto plieno praustuvus, aksesuarus, kai kurios baldus. Tai roko grupė įsigijo ir po truputėlį integruoja į savo prekinių ženklų portfelį. Ir šioje parodoje buvo Alapė ekspozicija, kaip čia matome, irgi yra Laufen spintelė, Laufen maišytuvas, bet Alapė praustuvas iš glazūruoto plieno, tendo toksai pakreiptas ir veidrodis. Tai tiek įspūdžių iš parodos. Kurkime, ieškokime to ateities vonios kambario kartu su Laufen. Draugaukime, jei negyvai, tai draugaukime bent jau socialiniuose tinkluose. Ir ačiū Jums visiems už dėmesį. Gerą savaitę.